Gruodžio 6 diena. Naujas kostiumas. Iki kalėdų liko 19 dienų. Rytą senelis prabudo žvaliai nusiteikęs. Neskubėdamas prasikrapštė akis, pasikasė pakaušį, išlipęs iš šiltų patalų, pasirąžė, užsimetė kasdienį chalatą, susijuosė jį storų diržu ir įsispyrė į šlepetes. Atsistojęs kambario viduryje padarė kasdieninę įprastą ir nesudėtingą mankštelę. Kelis kartus lėtai pasukiojo į šonus galvą, pakilnojo rankas aukštyn ir žemyn, pasukiojo riešus į kairę, paskui į dešinę pusės, kelis kartus pritūpė, ištiesęs rankas į priekį, tuomet pasilankstė į šonus ir porą kartų giliai įkvėpęs ir iškvėpęs orą pats savimi pasidžiaugė ir sau paplojo, o tada linksmai nukulniavo prie bebaigiančio rusenti židinio. Ugnis nebedegė ir kambaryje buvo kiek vėsu. Senelis žarstekliu pamaišė išsibarsčiusias oranžiniai raudonas, dar gyvybingas žarijas, sustūmė jas į židinio vidurį ir ant viršaus mestelėjo kelias malkų pliauskas. Skrupulingai nusiprausė, atidžiai išsivalė dantis ir ausis, nusikarpė kojų bei rankų nagus, o tada pedantiškai susišukavęs vešlė ilgą garbanotą barzdą, tankius raitytus ūsus ir kelis pakaušio plaukus, žvaliai nušlepsėjo prie pusryčių stalo. Įsipylė stiklinę pieno, į apskritą molinį dubenį subėrė meduolius, prisėdo prie padengto stalo ir pradėjo gardžiai kramsnoti. Vos įpusėjus pusryčiauti, kalėdų senelis išgirdo įnirtingą beldimą į laukujas duris. Priėjęs prie lango timptelėjo užuolaidos kraštą. Prie durų nekantriai stoviniavo Loris, nešinas dideliu nešuliu. "A, tai tu, mano mažasis drauge," švelniai šyptelėjo senelis. "Užeik vidun, atleisk, svečių taip anksti ryte dar nelaukiau, tad nelabai spėjau apsitvarkyti." Senelis plačiu rankos mostu pakvietė svečią vidun. Pažvelgus pro medinėmis lentelėmis iškalto prieškambario duris, atsivėrė jaukus vaizdas. Raudonų molinių plytų židinyje degė ir spragsėjo malkos. Kaitri liepsna apšvietė senelio svetainę, kurią kairėje ir dešinėje įrėmino apvalios raitytos kolonos. Virš židinio viena eile, tarsi kariuomenėje, sukabintos puikavosi raudonos kalėdinės kojinės. Kambaryje per visą plotą tysojo švelnus vyšnių spalvos kilimas. Žalių mirksinčių lempučių girliandos driekėsi link lango, raitėsi tarp supamos kėdės, užtiestos baltų kailių ir stalo, vis dar apkrauto vaikų laiškeliais. Mirguliuojančių švieselių virtinės apsiraizgė medinį laikrodį su gegute, tartum įsibėgėdamas ir negalėdamas sustoti, kilo dryžuotais tapetais dekoruotomis sienomis. Dešinėje viso namo langai buvo papuošti medinėmis langinėmis, dažytomis baltais dažais ir raižiniais. Po vakarykštės pūgos jie buvo sandariai užverti, o dvelkiant lengvam šiaurės vėjeliui, stikluose mirgėjo smulkūs sidabro žiburėliai. Ir šiek tiek judėjo baltos lengvos užuolaidėlės, ties viduriu perištos raštuota juostele. Taip išduodamos, jog langai yra šiek tiek pralaidūs. Kambario kampe, pasirėmusi ant 4 apvalių medinių kojų, stovėjo aukšta tvirta senelio lova. Ji buvo apklota baltais pūkiniais patalais, ant jos keliais aukštais primesta pagalvių ir galiausiai nerūpestingai užtiesta per lovos kraštą nutysusią raudoną lovatėse. Šalia kairiojo lovos krašto stovėjo nedidelis naktinis stalelis, pridengtas baltos medžiagos skiautele, ant kurios kiurksojo naktinis šviestuvas klostuotų šilko gaubtu. Šalia stalo prie supamojo krėslo stovėjo didelė medinė, metalu kaustyta skrynia su varpeliais, kurioje senelis rūpestingai saugojo vaikų laiškus ir jų vardų sąrašą. Tarpduryje plačiai išsižergęs vis dar stovėjo Loris, pavargęs nuo pečius slegiančio maišo naštos. "Nagi," paragino senelis, "nedelsk, užeik vidun. Pavaišinsiu tave pienu ir meduoliais." Priėjęs prie nebaigtų valgyti pusryčių stalo, senelis įpylė dar vieną snaigėmis raižytą stiklinę pieno ir link stalo vidurio stumtelėjo dubenėlį su meduoliais. "Prašau sėstis," mandagiai pasiūlė ir pasiteiravo. "Sakygi, kokie vėjai atpūtė tave šį ankstyvą rytmetį?"
Padėjęs sunkią savo naštą viduryje kambario ant minkšto kilimo giliai atsidusęs, Loris plačiai nusišypsojo, parodydamas pilną burną baltų lyg žirniukai dantų. Turiu paruošęs dideliausią staigmeną, džiugiai tarė jis, ir labai nekantrauju ją pasidalinti, tęsė savo kalbą Loris. Žinau, šiais metais truputėlį pasivėlinau, tačiau norėjau pagaminti tikrą šedevrą. Po vakarykščių senio besmegenio statybų centrinėje aikštėje mane pagavo kūrybinis įkvėpimas. Per naktį nesumerkiau nei bluosto, tačiau pagaliau pabaigiau ilgai ir kruopščiai ruoštą dovaną. Loris net stryktelėjo iš susijaudinimo, pats savimi patenkintas. Atrišęs atsineštą maišo virvelę, Loris ištraukė naujutėlaitį šiltutėlį kalėdų senelio kostiumą. Žvilgantį raudono aksomo švarką puošė 3 didelės juodos sagos. Ties atvartų kampais švarkas turėjo plačias, talpias kišenes, kurios buvo kruopščiai siuvinėtos žaliais vijokliniais lapeliais ir iš stiklinių karoliukų pagamintomis raudonomis žėrinčiomis uogomis. Jos nuolat ir suspindėdavo, atmušdama šviesos spindulį ir ant dryžuotos sienos sukurdama žaismingą saulės zuikučių šokį. Lyg diskotekoje mažais rūpestingais šilkinių baltų siūlų dygsniukais, aštuonkampėmis snaigėmis buvo numarginti rankogaliai. Švarką juosė ilgaplaukis baltas purus kailiukas, protarpiais dekoruotas sidabrinių siūlų siuvinėtomis eglaitėmis. Ties alkūnėmis švarką juosė siauri raštuoti sidabriniai apvadai. Loris atsargiai, tarsi muziejaus eksponatą, pakabino švarką ant medinės pakabos ir kiek pasirausęs maiše ištraukė naujai pasiūtas kelnes. Kaip ir švarkas, taip ir kelnes buvo kruopščiai sudaigstytos ir derėjo tarpusavyje. Kelnio apačioje Loris rūpestingai siuvo plačias gumas, kad seneliui patogiau būtų apsiauti ilgaaulius batus. Iš pažiūros kelnės lyg ir niekuo nesiskyrė nuo prieš tai buvusių, tačiau gerai įsižiūrėjus galima buvo pamatyti mažyčius tviskančius sidabrinio siūlo taškelius, tarsi mažus vandens lašelius nusėdusius ant raudonų aksominių klešnių. Kelnes pakabinęs ant pakabos šalia išblizginto švarko, lyg dar būtų maža įspūdžio, Loris iš maišo ištraukė paskutinį savo rankdarbį – purę, ilgą trikampio formos kepurę, kurios viršų puošia baltas kailinis kamuoliukas. Kepurę juosė baltas kailio apvadas, o priekyje spindėjo sagė su mažulyčiu auksiniu trimitu, kalėdinėmis šakelėmis ir stiklinių karoliukų uogytėmis. Tokiomis pačiomis, kokiamis buvo dekoruotos švarko kišenės, tad neabejotinai ir kepurė puikiai derėjo. Ji visam naujajam kalėdų senelio kostiumui buvo tarsi vyšnia ant torto. Senelis kaip visuomet santūriai šypsojosi, tačiau iš jo džiaugsmo ašaromis suspindusių akių galėjai aiškiai matyti, kad yra be galo patenkintas. Paglostęs atneštą dovaną, pagarbiai pakabino jai dvivėrę medinę prieškambario spintą su raižiniais ir prie stipriai apkabino mažąjį Lorį. Ačiū tau, kruopštusis auksarankį. Ačiū tau, kruopštusis auksarankį. Padėkojo ir arčiau pastumėjo pripiltą stiklinę pieno su imbieriniais meduoliais. Ta rytą Lorio ir kalėdų senelio pusryčiai užsitęsė ir tapo priešpiečiais, po kelių valandų pietumis, vėliau pavakariais, o galiausiai ir vakarienė. Tiek daug vienas kitam turėjo papasakoti. Senelis dalinosi mintimis apie vaikų laiškus, kruopštų pasirengimą didžiajai metų šventei, išsakė nerimą ir džiugėsi dėl neįprasto prašymo. Svečias dalinosi patirtimi apie nunertus šalikus, ilgai užtrukusią naujo kostiumo gamybą bei iškilusias kliūtis, sulūžusią adatą, išbyrėjusius karoliukus, nutrūkusį siūlą. Vėliau porino apie tai, kaip lipdė sniego senio burną ir galiausiai apie paskutinę nemiegotą naktį. Kai Loris žvilgtelėjo į sieninį laikrodį, buvo pats metas Jono Augustino pasakaitei, tad mandagiai padėkojo už maloniai praleistą dieną ir kuo skubiausiai tekinas išdūmė namo klausytis neabejotinai įdomaus ir kiekvieną vakarą vis kitokio pasakojimo.